kodėl žmonės neišlenda kai kurie iš ligų. Tikrojo gydytojo pašaukimas - mokyt pacientą būti sveikam ir pasiekti taip, kad jis nedaeitų iki reanimacijos. Žmonės nori Alaną eiti lengviausiu keliu. Daug pilių ir aš būsiu sveika. Labai dažnu atveju tinklalaidžių klausytojai yra tik klausytojai, jie nėra prenumeratoriai, todėl mes, podcastų kūrėjai, labai kviečiame jūs dažnai prenumeruoti, paspausti skambutį, uždėti tą patį laiką, pakomentuoti kažką, nes tokiu būdu podcastas yra plačiau girdimas, geriau žinomas ir mes galime kurti jums daug geresnį turinį. Tad kviečiame būtent tai ir padaryti ir gazuojam. Sveiki visi, mano vardas yra Alanas Zeranovas, o jūs klausotės Alano podcast'o. Podcast'ai, kurie yra skirti jūsų protui, sielai arba kūnui. Reiškia, vienu ar kitu būdu mūsų kūriamos tinklalaidės ir turinys palies vieną iš šių trijų elementų. O šių tinklalaidžių tikslas yra į tradicinės temas pažiūrėti netradiciniais kampais arba galbūt sukurti ir atrasti jums kažką visiškai naujo. Mūsų tinklalaidės pristato FitMe sveikatinimosi arba sveikatingumo platformą, galima pasakyti. Tai yra, trumpai tariant, pokyčių programa, kurioje mitybos planų, sporto programų, specialistų rekomendacijų ir konsultacijų dėka jūs galite pradėti savo gerų įpročių kelionę ir pokyčių kelią. O šiandien mano laidoje yra mano kolega iš FitMe platformos, tai yra gydytojas ir natūralios medicinos šalininkas Vilhelmas Džiugelis. Sveiki, Vilhelmai. Sveiki, Alana. Jo, visų pirma, jūs esate gydytojas, tai aš galbūt pradėsiu nuo to, jog paprašysiu jūsų prisistatyti truputėlį, papasakoti, o po to mes pristatysime žmonėms, apie ką mes šiandien kalbėsime. Taip, kaip ir jūs pristatėte, esu gydytojas, baigęs Vilniaus universiteto medicinos fakultetą. Mano visa istorija yra gana ilgoka, tarsi atitiktų japonišką hierarchiją. Kai aš baigiau universitetą, aš tapau apylinkės gydytojų. Galvau pradėsi pasakoti apie jakudzas kokias nors, tai japoniškai. Ne visai taip. Tai atitiktis šių laikų šeimos gydytojas, vėliau, reiškia, visą laiką mano buvo svajonės tapti stacionaro gydytoju, o kaip žinia, jeigu jūsų svajonės yra stipresnės už baimės, tai jos paprastai išsipildo. Aišku, aš patekau į stacionarą, po to tapau skyriaus vedėjų, dar vėliau vienos poliklinikos direktorium, o po to ir ligoninės vyrgydytojų. Viską tą pasakoju ne tam, kad pasigirtų, o tam, ką mes šiandien išnekėsim. Aš šiek tiek kitaip šneku negu daugelis mano kolegų medikų, tačiau aš tam turiu teisę, aš turiu savo tiesą, aš ją ginu, aš ją myliu ir pagal galimybės ją propaguoju. Mes šiandien pakalbėsime su Vilhelmu apie netradicinę mediciną ir iš tiesų, tarkime, aš būčiau žmogus, kuris ieško informacijos interneto platybėse, tikrai man yra smalsu sužinoti, kasgi tai yra, atsakyti į klausimus apie tą netradicinę mediciną, nes kol kas mes žinome apie ją tik tai mitus, iš tikrųjų tokius tamsius netgi dalykus, kartais tokius nemalonius, atrodo, nepriimtinus ir panašiai, bet iš tikrųjų, kalbant apie netradicinę mediciną, pradėkime nuo to, Vilhelmai. 2015 metais netradicinė medicina buvo priimta į Lietuvos sveikatos sistemą. Reiškia, tik tai 9 metai jinai kaip yra oficialiai, galima pasakyti, bet kas pasikeitė nuo to laiko ir kokia jinai buvo iki tol alternatyvi? Alanai, pats klausimas yra ne visai korektiškai yra keliamas, traktuojamas, ta prasme, kurią vadinti netradicinę mediciną, kurią tradicinę, kurią 200, maksimum 300 metų, ar tradicinę vadinti tą, kurie yra 5000 metų. Tai rytuose tradicinė medicina yra ta, kuri pas mus yra vadinama liaudies arba panašiai. O pas mus atvirkščiai, tai yra netradicinė medicina. Taip, atsakau, kurią vadinti tradicinę, kurią netradicinę, kurie tik 300 metų maksimum, ar kurie yra 5000. Tai aš sukeiščiau, reiškia, pavadinimus, ne taip tikrai turėtų. Bet, čia toks nukrypimas į šalį, esmė yra tame, kad mano giliu įsitikimim, kad šitos abidvi medicinos jos neturėtų būti atskirtos, jos turėtų eiti vieną kitą papildyti ir eiti koja koja. Tada rezultatai mūsų sveikatos apsaugoje būtų žymiai geresni. Bet kaip tai yra įmanoma, nes dažniausiai juk ten visi pykstasi, nepritaria
Ir tikrai labai sunkiai ta pati tradicinė medicina, nu aš čia toksai kaip paprastas žmogus kalbu, eidamas į polikliniką, ligoninės, aš ten tikrai negaunu per daug patarimų apie homeopatiją, apie gamtą, apie natūralius gydymosi būdus ir panašiai. Taip, ir todėl, kad mūsų tradicinė, mūsų taip mokė, mūsų tradicinė medicina, kaip aš ją vadinu protokolinė medicina. Ta prasme, jeigu tu viską įvykdysi pagal protokolą ir nedaug dievė su pacientu įvyks kažkokia tai nelaimė, jeigu aš dariau viską pagal protokolą, aš būsiu visiškai nekaltas. Bet aš girdėjau tokį įdomų momentą, jog visi pasaulio medikai ir medicinos mokyklos, ir universitetai, ir institutai specialistus ruošia pagal tą patį modelį. Kažkieno sukurta, skiriasi tai kultūriniai, geografiniai elementai, bet iš esmės modelis paruošimo medicinos specialistų yra vienodas. Viskas yra orientuota į vaistus. Tai va čia yra didžiausia bėda. Kuo aš išsiskiriu iš savo kolegų, mano pagrindinis darbo principas, ir kurį turbūt sunku bus paneigti, nuimk ligos priežastį, lyga pasitrauks. Kada aš skaitau paskaitą sveikatos mokykloje ir, daleiskim, sėdė auditorija 50 žmonių, aš paprašau pakelkit rankas, kas nuėdami pas gydytojus aptarinėja savo ligos priežastį. Tai jeigu 2 žmonės iš 50 pakelia, tai aš būnu labai patenkintas. Tada sekantis mano klausimas, tai ką jūs darėt pas tą gydytoją? Vėlgi pasikartosiu, nuimk ligos priežastį, lyga pasitrauks. Jeigu mes pas gydytoją nekalbam apie ligos priežastį, apie ką mes kalbam? Jeigu neklystu, vienam klientui gydytojas pagal protokolą skiria 6 minutės, kažkas tai tokio. 15 minučių kažkur tai be abejo, bet tai, va čia ir yra, reiškia, mūsų medicinos bėda, per 15 minučių nieko neįmanoma padaryti. Mano kaip gydytojo šiai dieną, reiškia, priėmimas, ypač jeigu tai yra pirminis pacientas, kurį aš pirmą kartą matau, man neužtenka valandos. Aš vien tyrimus, reiškia, aiškinu virš valandos laiko. Ir žmonės labai nustemba, kad aš sakau, turėkit valandą laiko. Nes tiesiog neįsitenki, reiškia, vien anamnezės rinkimas. Reikia kartais pradėti, reiškia, nuo gimimų. Jeigu tu nori į pacientą įsigilinti ir surasti tikrąją priežastį. O mūsų medicina labiau orientuota, reiškia, simptomus ir jų slopinį. Gerai, Vilhelmai, kas yra ta netradicinė medicina? Vat man dažniausiai ten tradicinė, netradicinė medicina, aš dedu lygybės ženklą tarp rytų ir vakarų medicina. Galima tokį daryti paralelę? Vat kas ta netradicinė medicina? Ne, nėra taip, sakyčiau, tai yra, tai daugiau liaudės medicina, liaudės išmintis, reiškia. Remiasi, kas yra jau patikrinta laiku. Ir be abejo, ten yra kuo mažiau vaistų. Žolelių pavydalų, reiškia. Visai kitos procedūros, reiškia, ta pati akupunktūra. O tradicinė medicina, jinai orientuota į vaistus. Jinai ieško, reiškia, ligos simptomų pagalba, simptomų pavydalų, tos simptomus slopina ir taip, reiškia, sprendžia problemą. O netradicinė, dar toks yra žodis holistinė medicina. Tai yra turbūt atitiktis, jinai žiūri į visą visumą. Yra didžiausia klaida, kada yra gydomas vienas organas. Mes nesam kažkoks mechaninis mechanizmas. Ir yra didelė klaida, reiškia, išimti iš žmogaus organizmo kažkokį tai organą ir jį gydyti. Visi organai vienas su kitu susiję. Be kita ko, kaip ir tyrimai kraujo. Negalima interpretuoti kažkokį tai vieną tyrimą. Jie labai vienas su kito susiję ir visą mozaiką galima sudėti ir žmogui tada atsiveria akis. Mes apie tyrimus dar pakalbėsim būtinai, kokius jūs rekomenduojat, kokie yra daugiausiai sakantis, bet dabar apie tą vieną organą prabilot ir aš esu skaitęs, jog kiniečių tradicinėje medicinoje arba apskritai medicinoje žmogaus sveikatos tyrimas prasideda nuo 2 organų, nuo inkstų ir kepenų tyrimų. Reiškia, 2 pagrindiniai esminiai dalykai, nuo kurių gali priklausyti visa sveikata, nuo jų. Tiesa, netiesa, pritarėte tam? Taip, pritariu tam, todėl kad inkstai tai yra gyvybinis organas, jie išsenka, reiškia, to nebetenkia energijos, kepenys tai yra mūsų detoksas. Visi žino, reiškia, kad ką mes besuvalgytumėm, tos pačius vaistus vartodami, kažkokią tai chemiją, reiškia, viskas eina per kepenis, jos neutralizuoja. Bet inkstai juk irgi tas pats, detoksikuojantis organai. Ir jeigu puikiai veikia, tada nereikia jokių valymo sistemų ir jokių išmislų, tiesiog jie, mūsų kūrėjai sukūrė būtent taip. Nemažai žmonių įsivaizduoja, jog netradicinė medicina tai yra žolelių nuovirai, tai yra žmonių bendruomenės ir dogmos, kurios yra nusiteikusios prieš skiepus. Tai yra šamanizmas kažkoksai, tai arba ten, nežinau, užkalbėjimai, bobučių ir panašiai. Ko žmonės nežino apie netradicinę mediciną? Tai yra visiškai nepagristi teiginiai, reiškia, su tuo kovoti yra labai sunku, todėl jeigu tu netitinki, reiškia, sistemos ir šabloninio gydymo, tave įvardina kaip šarlatanų,
Nu, kadangi aš turiu diplomą, baigęs Vilniaus universiteto medicinos fakultetą, mane sunku šarlatanų pavadinti. Tai vėlgi pasikartosiu tos medicinos, mano gilių įsitikinimų, išvis tos atskirties neturėtų būti. Jos turėtų eiti koja. Žiūrėkit, aš dar jums truputėlį paantrinsiu ir pritarsiu, juk kineziterapija, tas pats fizinis aktyvumas, akupunktūra, homeopatija, kas ten dar. Juk tai, gerai, užtenka šių pavyzdžių. Tai yra netradicinė medicina realiai. Bet žmonės tuos dalykus priema kaip, čia aukštas menas, čia reikia eiti sportuoti, reikia tvarkytis kūną pas kineziterapeutą, akupunktūra čia yra išvis kažkoks elitinis, toks smulkmeniškas priėjimas, gydymo būdas ir panašiai. Čia pritarė. O reiškia, kai kažką tai tokio plačiau pradedi kalbėti, sako, ne, klausyk čia. Mano žmonės nori eiti lengviausiu keliu. Labai dažnai, ypač, reiškia, pas mano pacientai būna verslininkai, jie visuomet ateina ir sako, man nėra laiko, duok kažkokią tą piliulę, čia ir dabar, todėl kad man nėra laiko. Aš sakau, aš neduosiu. Daktarė, duokit, aš sumokėsiu pinigus. Aš sakau, neduosiu. Kodėl neduosiu? Dėl kad jos nėra. Sveikatą reikia užsidirbti. Ir mano pacientą, aš visuomet savo pacientus mokau, kad jo pozicija turi būti aktyvi. Nebus taip, kad aš pagulėsiu, su manim kažkokias manipulacijos padarys ir aš būsiu sveikas. Taip neveikia. Kodėl pas mus kalbėti vis dar ir šiaip daug kur kalbėti apie sveikatą, truputį kitais kampais, per kitą prizmę, turėti savo nuomonę yra tabu. Kodėl mes vis dar esame už tai kažkaip morališkai persekiojami? Ir tai daryti yra vis dar kažkoksai tai nejaukus dalykas. Galų gale net yra mokslas įrodęs kai kurių dalykų naudas kvėpavimo, moksliškai įrodyta, grūdinimuose ir gydytis ir savo kūną prižiūrėti tais būdais kažkaip yra nejauku, galbūt nepatikima, dar vis dar nežinau. Čia papildant, galbūt atsakant į tą jūsų greitos piliulės paiešką. Bet kada mes galvome apie gamtą, važiuoti prie jūros, ten ieškoti ramybės, nusipirkti sodybą arba ten lankytis, kaip ten gera, ten siela gyja, viskas gyja. Ten mes jau randame prasmės. Vėl tokia dviprasmybė, lyg žmonės yra tame natūraliame prieime prie sveikatos, bet ir tuo pačiu apie tai kalbėti yra tabu ir visi galvoja, gal nesakysiu, nes čia nubaus mane. Mato, žmonės nori Alaną eiti lengviausiu keliu. Daug piliulių ir aš būsiu sveika. O čia reikia keisti visą gyvenimo būdą. Tai yra tam tikras diskomfortas, o šiais laikais žmonės nenori diskomfortą. Gyvenimo būdą yra pakeisti nepaprastai sunku. Atsisakyk to, aš išgersiu tą ir aną ir aš būsiu sveikas. Vėlgi pasakysiu, taip nereikia. Reikia suvokti, reiškia, savo organizmo funkcionavimą, šiek tiek fiziologijos, šiek tiek biochemijos. Iš savo patirties sakau, kad, reiškia, žmonės tingi įjungs smegenis, reiškia, pamastyti, kaipgi aš veikiu. Jūs turite omeny, kad žmogus turi truputėlį pasidomėti apie tuos fiziologinius, anatominius procesus, bent jau paviršutiniškai, taip, kad suvoktų. Vienareikšmiai aš visuomet mokau, netikėkit niekom, įjunkit kritinį mąstymą. Visuomet klauskit vėlgi, reiškia, ką aš visuomet mokau, reiškia. Nuimk lygos priežastį, lyga pasitrauks, aš tą visuomet klauskit savo daktarą, kokiagi mano lygos priežastys. Man dažnai pacientas sako, arba per paskaitas, aš kai skaitau, sako, daktarai pyksta. Aš tada klausimas sekantis mano, kas atsakingas už jūsų sveikatą. Šiais laikais žmonės labai tiksliai atsako, kad mes patys. Tai jeigu aš pats atsakingas už savo sveikatą, tai ir imkitės iniciatyvos, klauskit. O jeigu daktaras neatsako ar pyksta, keiskit daktarą. O žmonėms, mūsų žiūrovams ir klausytojams klausimas, ar jums yra tekę susidurti su netradicinė medicina, kaip jinai jums pagelbėjo, parašykite komentare, būtų labai įdomu sužinoti jūsų nuomonę, pakomentuokite, užduokite kokį nors klausimą, galbūt ir mes prie progos dar turėsime progos atsakyti ar savo bendruomenės puslapį ir panašiai, bet lauksime jūsų nuomonių apie tai, kaip jums netradicinė medicina yra padėjusi arba kokia jūsų buvo patirtis. O klausimas jums, Vilhelmai, kitas yra, kodėl žmonės neišlenda kai kurie iš ligų. Jie tiesiog kartais būna, kad jūs persekioja lygos ir jie kaltina tada visą pasaulį, tik ne save. Arba genetiką kaltina. Sako, čia tokie genai. Visada savo pacientam keliu du klausimus, kuriuos jie turi atsakyti, reiškia, patys savo. Man sakau, jeigu tai sudėtingas pacientas, sąžiningai pats savo, netgi ne man, išėjus, reiškia, iš mano kabineto atsakyk, bet sąžiningai, kodėl aš sergu.
Nes žmonės daugiau formuluoja, reiškia, už ką man tai. Kodėl aš sergu ir žmonės žino, ką daro ne taip. Valgau bet ką, bet kada, bet kaip, nemiegu, sėdžiu prie kompiuterio, judesio jokio. Tai paprasčiausias atsakymas, nuimk tą. Ir antras dalykas tai atsakomybės prisėmimas už savo ligą. Ne daktaras kaltas, ne antroji pusė, ne partija, ne premjeras, pats kaltas. Jeigu jūs nepadarysit, o šitas žingsnis yra nepaprastai sunkus, tą sakau iš patirties. Jeigu jūs prisimsit atsakomybę už savo, jeigu jūs neprisimsit atsakomybės už savo ligą, nėra išorinių ligos priežasčių. Tada jūs eisit nuo daktaro pas daktarą, pirksit pačius brangiausius vaistus, o liga eis iš vieno organo į kitą. Tik tai sąžiningai prisėjimas atsakomybę galima savo padėti. Nes daktaras, gydytojas, jisai negali būti, reiškia, atsakingas už jūs. Aš neišmokysiu jūsų, neįvesiu tvarkos jūsų lėkštėje. Jūs turite tą daryti. O čia yra, šitas momentas žmonėm yra labai sunkus. Vilhelmai, koks turėtų būti jūsų akimis tikras gydytojas? Tikras gydytojas, visų pirma, kaip bet kurioje profesijoje, tai yra žinių turėjimas. Antras dalykas, reiškia, klinikinis mąstymas, tai yra žinių mokėjimas panaudot. Tai yra... Gerai, bet visi ten žinių turi, visi baigia universitetą, mokytis reikia, galais 10 metų. Klinikinis mąstymas. O buvo, reiškia, aš kada mokiausi, buvo 5-balė sistema, reiškia, aš niekuomet nebuvau 5-tukininkas, bet tarkim tie, kurie baigia 5-tais, po to vis tiek mes draugaujam, pasimatom kartais, reiškia, tai pavardžių, nebūsiu nekorektiškas, reiškia, pavardžių neįvardins, tokie gydai, tokie. O buvo, kurie ten ir trejetus, reiškia, ypač vyrukai visuomet, ir aš tame tarpe, reiškia, nakties visuomet, reiškia, trūkdavo, bet įjungi klinikinį mąstymą, tu prie ligonių žinai, tarsi turi intuiciją, kokį tyrimą paskirti, ką reikia daryti. Aš medituoju tos pačios meditacijos metu, reiškia, man labai dažnai ateina informacija, ką tam žmogui pasakyti, ką tam žmogui paskirti. Ir trečias dalykas tai yra meilė pacientui. Jeigu jos nėra... Labai laukiu šio momento, nes aš ką girdžiu iš jūsų tokios motyvacijos, įkvėpimo, atrodo, reikia psichologo tokio darbo. Alanai, meilė pacientui. Viskas paremta meilė. Bet kada mes turime 15 minučių pacientui, tikriausiai tos meilės išraiška yra sudėtinga ir dar 10 minučių ten suvedinėjai į kompiuterį. Be abejo, čia yra mūsų medicinos problema. Aš vėl pasikartosiu, mano priėmimas vyksta valandą. Per 15 minučių, jeigu tai atėjo moteris, jei nusirengti, apsirengti, sudėtingiau negu vyrų, ir praėjom 15 minučių. O daktaras, reiškia, pasinėręs į tą medicinės dokumentacijos pildymą. Nes ligonių kasa ten gali nurašyti pinigus ir taip toliau. O pacientas pasilieka kažkur tai. Kažkur tai. Visos mūsų reformas, kur dabar daromos sveikatos apsaugoje. Pacientas, aš matau, ir savo laiku esu dalyvavęs tose reformos, reiškia. Pacientas kažkur. O čia popieriai visokie, reiškia, taisyklės kaip ir švietime. Ką aš dabar matau, lygiai tas pats. Ar užtenka gydyti tik tai kūną, ar reikia gydyti ir sielą, mintis kažkokiais būdais? Alanai, vieną reikšmę. O įsivaizduokit tokią kuriozinę situaciją, reikia amputuoti kažkokią tai vieną koją. Ir yra pasirinkimas, reiškia, kurią amputuoti. Kad aš stabilus būčiau, aš turiu abi kojas turėti. Tada aš stabiliai stovėsiu. Ką aš čia dabar kalbu, reiškia, ta prasme, tiek mano emocinė būsena, reiškia, psichika, tiek fizinis kūnas. Ir tas man reikalinga. Ir abu eina vienu kartu, reiškia. Bet matot, žmogus kartais ateina, jam yra blogai. Ir jam reikia, klausimas toks, kada tada, tradicinė medicina, kada tas piliulė jinai yra reikalinga, kada mes turėtume atsisukti į ją, kokiais atvejais jinai yra naudingiausia. Gal tada, kada reikia staigiai nuslopinti kažką tai, o visą kitą reikia prieiti po truputėlį žingsnis po žingsnio ir apmastyti kiekvieną. Kada yra labai užleistas atvejis, vėlgi aš pripažįstu pilnai ir negaliu to paneigti urgentinę terapiją. Tai yra reanimacija, kitais žodžiais. Ten apie dvasinius dalykus nebėra laiko kalbėti. Taip. Tu turi gelbėti ligonį, statyti lašinę, reiškia, intubuotą ar ten kitus dalykus daryti. Taip, bet tikrojo gydytojo pašaukimas mokyti pacientą būti sveikam ir pasiekti taip, kad jis nedaeitų iki reanimacijos. Kai jo neištiktų infarktas, insultas. Jeigu tai ištiktų, tai yra katastrofa. Senovėje, tai kiek žinau, ten Romos imperijos laikais, tai gydytojas gaudavo atlyginimą už tai, kad neserga. Ir dabar taip turėtų būti. Tas principas jisai turi būti labai geras. Jeigu aš esu šeimos gydytojas ir pas mane ateina, ta prasme, neateina pacientai, jų kuo mažiau, bet mano, reiškia, bendruomenė yra sveika, už tai turėtų būti mokama. O dabar mokamai visiškai už kitus dalykus. Vilhelmai, papasakyk truputį apie save. Kaip
pats atėjote iki natūralios medicinos būdų kažkokių, arba gal ką pats savo pritaikėte, kokie pas jūs buvo pokyčiai, virsmai, pritaikius netradicinę mediciną, galbūt turėjote kokių labai rimtų iššūkių gyvenime? Jo, aš turėjau labai rimtų iššūkių gyvenimą, ta prasme, vat, ką aš sakau, aš pats tą propaguoju. Taip. Tai aš esu daugybę metų vegetaras. Vegetaru tapau per vieną naktį, aš nudegiau labai stipriai ranką. Aha, matau randą. Su bitumu tos istorijos ir buvo, reiškia, persodinimas, man visą gydą, mano mąstymas pasikeitė 360 laipsnių. Reiškia, aš sekančią dieną tapau vegetaru. Ir mano mąstymas visiškai pasikeitė, visiškai. Nu, bet palaukit, Vilhelmai, vegetaras tapot, nes ranką apsideginot, nu, pagalais. Taip įvyko. Nu, būna nesuprantamų dalykų, yra dalykų, kurių mes negalime apčiuopti. Ta prasme, jie yra nepaaiškinami, jie yra už mūsų, sakyčiau, mažo intelekto ribų. Tai vat man taip įvyko, reiškia, o medicinoje mano profesijoje, reiškia, aš pradėjau gilintis į ligų priežastį. Va, ką aš jums sakiau pačioj pradžioj. Nuimk lygos priežastį, lyga pasitrauks. Tai yra klinikinis mąstymas. Aš pradėjau gilintis į biochemiją, anatomiją. Dabartiniai mano kolegos, aš jau dabar nežinau, kaip jie ten yra ruošiami, bet manau, kad lygiai taip pat, reiškia, visa orientacija yra vaistus. Gal labai grubiai pasakysiu, bet aš tokią išvadą savo padariau, kad, reiškia, šiuolaikiška medicina tai yra farmos didelis pardavimų skyrius. Ir man labai liūdna dėl to. Sako, kad kūnas pats išsigydom, jūs to tikit? Taip, kūnas tai yra gamta. Gamta neklyst, bet jai reikia suteikti sąlygą. Ir tą aš matau, tarkim, iš tyrimų, kiek deficitų, reiškia, žmonės turi. Gerai, vat jūsų, sakykime, 3 pasiūlymai, nuo ko reikėtų pradėti žmogui, mūsų dabar klausančiam ir žiūrinčiam, kad jisai turėtų sveikesnį rytojų. Vat, galbūt yra tokių greitų, natūralių būdų. Jeigu labai profesionaliai žiūrėti, tai reiškia nuo bazinių tyrimų rodiklių. Aš esu sudaręs 6 programas, ištyr bazinius rodiklius. Ką tai reiškia? Baltymų, riebalų, angliavandenių apykaita, pagrindiniai mikroelementai, cinkas, varis, selenas, jodas, man labai įdomus. Aišku, visas Mendelėjevo lentelės neištirsiu, tai neracionalu. Ir galų gale piniginių atžvilgių toliau. Vitaminai tirpus riebaluose, vitaminai tirpus vandenyje, inkstų veikla, skydliaukės veikla. Nes jūs nustepsit, ką aš dabar pasakysiu, reiškia, tą sako amerikiečių statistika ir aš daugiau amerikiečių statistiką remiuosi. Ir tą sako mano tyrimai, kai aš juos darau. Kas antras žmogus gyveno su anemija, su mažakraujystė. To net nežinodamas. Netgi gali būti jūsų tyrimus reikia mokėti skaityti. Tyrimus netgi hemoglobinas gali įeiti į taip vadinamą referenciją, o aš jums diagnozuosiu, reiškia, anemiją. Tai vadinama paslėpta anemija. Tyrimus reikia mokėti skaityti. Yra didžiausia klaida, kaip aš apie organus sakau, didžiausia klaida, kada yra paprastai interpretuojama tas, kas yra laboratorijos užraudonavę. Tai yra vėlgi pasikartosiu, didžiausia grubi klaida, visi tyrimai vienas su kitu susiję. Ir va ta mozaika labai gerai, labai gražiai susideda. Dar visų antra, tai reikia ir pagal žmogaus gyvenimo būdą tos tyrimus mokėti skaityti, nes jeigu aš esu fiziškai aktyvus 5 treniruotės per savaitę ir panašiai, vėl pas mane kitokie rodikliai. Taip, bet sakau, su anemija kas antras žmogus. Tai įsivaizduokit, tai yra mažakraujystė, reiškia, sutrikęs jūsų organizmo aprūpinimas deguonim. Dabar, kai jūs voktumėt gyvenime, kaip tai atrodo. O dabar, Alanai, užsidėkit, reiškia, polietileninį maišelį ant galvos, bet jo ne visiškai užriškit, reiškia. O dabar taip pašnekėkim, reiškia. Kaip jūs jausitės? Jūs nenumirsit, reiškia, bet diskomfortas bus didelis. Tai vat su anemija, reiškia, taip jaučiasi visi vidaus organai. Tik paprasčiausiai žmogus to neišjaučia. Toliau antras dalykas, reiškia, 80% žmonių, reiškia, yra su insulino rezistencija. Tai yra epidemija, kuri nenusileido nuo Marso. Jinai, reiškia, neplinta kaip covidas, reiškia, oro lašelį arba gripas oro lašelinių būdų. Bet tai yra pandemija. Gyvenimo būdo pasiekimai. Taip, tai yra 80% su insulino rezistencija. Toliau, kas antra moteris turi skydliaukės problemų. Ir kada darai tos tyrimus, ką aš dabar išvardinau, matai pilnus deficitus. Ir tie deficitai tęsiasi, reiškia, metais. Tai dabar žiūrėkit, yra ląstelė. Iš ląstelių susideda audiniai, iš audinių mūsų organai. Tai klausimas, Alana, jum. Jeigu jūsų ląsteliai kažko tai trūksta, arba kažko tai yra perteklius, ar gali jinai funkcionuoti normaliai? Nu, matyt, kad nelabai. Na tai va, tai 80%, reiškia, 80% ligų, reiškia, būtent yra, galima įskaityti priežastis būtent iš tyrimų.
Amerikiečiai sako, kad 80% populiacijos badauja. Kuria prasme? Fiziškai mes persivalgę dažniausiai šiais laikais. Taip. Maistų yra labai daug. Funkciškai badauja, Taip, o teisingai. ląstelė šaukia ir klasika, va tiesiog aš matau klasiką, baltymo ir turbūt nustepsi, daugelis žmonių nustemba riebalo deficitas ir angliavandenių perteklius. O baltymas ir riebalas tai yra statybinės medžiagos. Vienareikšmiškai. Visuomet pasakau, kad baltymas tai yra plytos. Vyrų klausia, ar įmanoma pastatyti namą be plytų. Nu, vyrai atsako, ten iš molio, iš šiaudų, nu, bet jie suvokia, apie ką aš šneku. Tai, žiūrėkit, reiškia, per COVID sakė, reiškia, pas vienus daug antikūnių, pas kitus mažai antikūnių. Taip. Tai yra baltyminė struktūra. Jeigu pas jūs mažai baltymų, iš ko jūsų imuninė sistema pagamins baltymą? Toliau, reiškia, visa fermentinė sistema tai yra baltyminė Baltymai. struktūra. Jūs galite idealiai maitintis, be fermentų jūs nieko nepasisavinsit. Fermentai pasigamina iš baltymų. Amilazė, proteazė, lipazė ir Taip, kiti tai yra fermentai. kasos fermentai, reiškia. Tai yra baltyminės struktūros, o pas jūs trūksta plytų. Nu kaip jūs galite būti sveikas ir kokie čia vaistai gali padėti? Imunoglobulinai irgi yra baltymas. Taip. Ir kokie čia vaistai gali padėti, jeigu pas jūs vieni deficitai ir tai tęsiasi metų metais. Juos išlyginus be abejo, ypač, aišku, kiek procesas yra pažengęs, kuo žmogus jaunesnis, tuo, reiškia, sveikata, jinai tiesiog šoka į viršų. Ir labai greit. Bet jūs pradžioj paminėjote įdomų tyrimą baltymų, angliavandenių, riebalų, Taip. o apykaitos. O Taip. kas čia per tyrimas? Vat kaip jisai... Baltymas yra bendras toks ir yra. Kaip įdaryti tą tyrimą? Čia kraujo tyrimas? Taip, Čia tai yra toks- kraujo tyrimai, mano yra sudarytos 6 programos. Pirma, antra, trečia, nu, imliausia yra, labiausia informacijos man duoda trečia, tai praktiškai ten, vat, ką aš išvardinau, ten ir yra. Ten yra baltymų riebalų angliavandenių apykaitos, visi vitaminai, skydliaukės darbas, kepenų darbas, inkstų darbas. Vat iš to darai išvadas, koreguoja deficitus ir žmogaus sveikata palaipsniui gerėja. Bet aišku, be abejo, jūs manęs klausė, kokie žingsniai. Taip. Tai 4 yra kertiniai, reiškia. Aš dar jūs papildysiu, aš manau, kad kiekvienas žmogus privalo vieną, idealiausiu atveju 2 kartus per metus, tuomet, kuomet keičiasi hormoninis fonas, pavasarį ir rudenį, daryti panašius kraujo tyrimus. Teisingai? Aš manau, kad tai yra investicija į save. Reiškia, Vienareikšmiškai. labai dažnai žmonės, laboratoriniai tyrimai nėra pigus. Nėra pigus, sutinku. Reiškia, aš tada žmogų paklausiu, reiškia, kiek jūs vertinat savo sveikatą. Jeigu jums nieko nekainuoja, be abejo, tai yra jūsų pasirinkimas. O tyrimus aš rekomenduočiau daryti 1 kartą per metus, va ką jūs ir sakot. Vat labai dažnai auditorijos, nelygu su kokia auditorija dirba. Aš visuomet paklausiu, reiškia, kas yra jūsų tikrasis gyvenimo partneris. Kada dirbi su verslininkais, tai jie supranta pažodžiui, nu, verslo partneris. Kada dirbi ten moterų auditorijos, reiškia, nu, jos yra jautresnės, jos supranta, kad tai yra antroji pusė, vaikai, tėvai. O aš atsakau, kad jūsų gyvenimo partneris yra jūsų kūnas. Kada jis nustoja funkcionuoti, atsisako, jums nepadės nei gydytojas, nei mama, nei tėvelis, nei niekas, reiškia. Todėl, kaip jūs jį prižiūrit, kiek jūs jį investuojat, taip jis jums ir tarnaus. Jūs sakėt 4 žingsniai, tai mes vieną. Tai va, kaip ir pirmas detaliai žingsnis, reiškia, tyrimai, tai atskaitos taškas, tarkim, maginis žodis yra, reiškia, svorio metim. Nu, neprofesionalu yra mes svorį, man svorio metimas yra 3 vietoje. Neprofesionalu yra mes svorį, reiškia, neturint tyrimų. Nes mes visi esame skirtingi. Visi mūsų biochemija yra visiškai skirtinga. Reiškia, parametrai visiškai skirtingi. Atsižvelgiant į tai, galima profesionaliai, reiškia, keisti jūsų visus profilius, reiškia, ir svoris savaime krenta, be jokių pastangų. Jeigu jūs nueisit pas gerą dietologą, jis jums niekada neduos jokios dietos, jokio mitybos plano, nepamažiūrėjęs jūsų kraujo tyrimų. Nu, čia verk man norisi šitoje vietoje. Aš nieko Alana negaliu atsakyti, tiesiog sakau, nu, tai yra patėlės. Na, nes dietologai ant manęs pyksta, tu neturi sertifikato, taip, aš neturiu sertifikato, tada aš save, reiškia, pristatau kaip sveikos mitybos specialistą. Aš tarsi 3 viename. Gydytojas, turiu universitetinį išsilavinimą, sveikos mitybos specialistas ir sveikos gyvensenos specialistas. Tai yra dalis manęs. Aš visą gyvenimą šitom domiuosi. Netgi politikoje dalyvaudamas aš to neužmečiau. Ir turbūt dėl to įsilaikiau, reiškia, politikoje. Aš 2 kadencijas buvęs vieno rajono meru, būtent man viskas tas padėjo.
Bus įdomu dar pakalbėti apie jūsų kasdienius įpročius, kaip jūs išsilaikot savo energiją, savo sveikatą asmeniškai, bet kokius mes dar galime ten tos 2 žingsnius paminėti? Antras žingsnis yra jūsų, Alanas, pasilieka judesys. Judesio nepakeis nieks. Joks medikamentas. Nėra judesio, nėra gyvybė. Nu, čia jūsų tema daugiau, bet tai iš medicinės pusės irgi galima, reiškia, paaiškinti. Vėlgi pasikartosiu, judesio nepakeis joks medikamentas. Toliau miegas. Jeigu jūs, reiškia, einat miegot bet kada paryčiais, tai toliau jūs niekuomet nebusit sveikas. Ir 4 dalykas tai yra jūsų gebėjimas, reiškia, amortizuoti stresą šiais laikais. Nes visa visuomenė yra stresuotas. COVID stresas, karas, stresas šeimoje, stresai, darbe, stresai, reiškia. Tai stresai vėlgi išreguliuoja visą medžiagų apykaitą. O tradicinė ir netradicinė medicina, jinai sutarė dėl miego. Būtent, ar yra kažkokie skirtumai, ar čia vis dėlto yra tas toksai klasikinis miego stadijų, fazių? Man sunku tą pasakyti, netradicinė medicina. Ką daro tradicinė medicina? Nu, labai paprastai, nemiega aš to migdančiųjų. Melatonino, žinoma. Nu, geriausiu atveju. Taip, reiškia, kokiu nors ten trankviliantų, reiškia, nu, tai aš visuomet savo pacientams sakau, šitas paskas yra geras vakarėlius, aš išgeriu, man gerai, linksma, nu, o rytoj nelabai kaip, reiškia, tai lygiai taip pat čia, reiškia, nu, gal psichiatrai nebus labai patenkinti, bet, nu, nemiegu, aš tave užmigdysiu. Nu, man tai nėra gydymas, priežastį reikia aiškintis, kodėl žmogus nemiega. O tam vėlgi irgi, reiškia, ta pati dieta, reiškia, angliavandenių gausus panaudojimas, labai didelį įtaką turi miego. Tai prie ko čia, reiškia, migdomieji, reiškia, jeigu tavo režimas yra nesutvarkytas. Psichika atsistato iki 1 valandos. Jeigu jūs praleidžiate tą laiką, ypač mūsų jaunimas, kada jie miegot, o po to su paaugliais, reiškia, neįmanoma susišnekėti. Ir aplamai, reiškia, ir suaugę žmonės. Taip, dabar. Reiškia, visi nervuoti, visi pikti, reiškia, nu tai klausimas kodėl. Reikia serialą pažiūrėti. Pažiūrėkite, Alana, jūs gyvenime kada nors reikėjo kažkur tai važiuoti, reiškia, jums reikėjo anksti keltis. Taip. Ar ne, žiūrėkite, jeigu jūs užmigsit 10 valandą ir atsikelsit 3 valandą, jūs išmiegosit 5 valandas, jūs jausitės vienaip, o jeigu jūs atsigulsit 3 valandą ir atsikelsit, reiškia... 10 ryto? Ne 10, 5 valandas, dėkime, 8 valandą, irgi 5 valandas. Tai jūs diena ir naktis jaučiatės tuo ir tuo atveju. Sutinkat? Tai vėlgi pasikartosiu, iki 1 valandos. Pačios geriausios valandos miego yra iki 12 valandos. Amerikiečių spec pajėgos eina miegoti 9, keliasi 4. Ir yra elitiniai atletai, kariai, parengtumas, budrumas, visur testai daromi ir panašiai. Tai, todėl, kad jie gyvena vadovaujantis, reiškia, gamta. Su gamta, na, jeigu tu eini prieš gamtą, laiko klausimas, kada tu sumokėsi ir labai brangiai sumokėsi. Ar jūs manote, kad vegetarizmas yra, nu, toks kertinis dalykas ir jūs paminėjote jį taip, kad jums pasikeitė, plus esate toks natūralios medicinos šalininkas ir neretai žmonės asocijuoja netradicinės medicinos, natūralios medicinos šalininkus, su tokiais kažkokiais ir maistiniais judesio nukreipimais, ta pati meditacija, tas pats dvasingumas, tas pats vegetarizmas, veganizmas, čia jau ne norma, čia jau viskas, čia jau kažkur yra virš debesų skraidantys žmonės, kurie yra visiškai kažkaip... Nu, gal dabar, Alana, jau kitaip žiūri, nu, tų veganų, vegetarų ir daugybė, bet aš esu vegetaras, jau nesuskaičiuoju kiek metų, bet nei vieno nekviečiu tapti vegetaru. Ten yra daugybė. Kodėl? Ten yra daugybė povandeninių vandenų. Ir jeigu jūs neišmanot, tai reikia savo kūną pažinti. Fiziologija, biochemija. Jeigu jūs to neišmanot, 5-7 metai ir įvyks didelė griūtis. Aš jums paaiškinsiu, kaip čia yra. Va, žiūrėkit, kada žmogus, pacientas ateina pas mane, sako, aš vegetaras. Aš visuomet paklausiu, dėl ko jūs tapot vegetaras. Ar dėl kažkokių etinių savybių, paukščiuko gaila. Ar, reiškia, dėl sveikatos. Nes vegetarizmas yra visiškai diskredituojamas. Jeigu jis eina, jis turėtų paraleliai su dvasiniu keliu, tada jūs turėsit rezultatą. Ir vėlgi tie patys tyrimai. Nes paprastai, kas pas vegetarus, reiškia baltymo trūkumą. Nes vis tiek dietoje nori, nenori. Ir kalorijų iš principo. Kalorijos čia antrailis dalykas. Nu, kalorijos iš vis nežiūrėkim. Kalorijos reikia, tas pats FitMe, reiškia, mūsų programą. Ten kiti, pasakykit mums kaloražą. Aš kaip ir atsakiau, reiškia, kad kaloražą reikia žiūrėti tada, jeigu jums reikia numest 30-40 kg, tada taip. O jeigu jūs norit sulieknėti ten linijas pataisyti iki 10 kg, tai yra visiškai neracionalu skaičiuoti kalorijų. Ne tame esmė.
yra maisto, reiškia, jis turi būti maistingas maistas, ten turi būti nutrientai. Ir jūsų valgymo kultūra, jinai savaime pasikeis, ir jūsų svoris sumažės be jokių pastangų, bet čia reikia išmanyti, tai yra darbas. Bet šiaip iš principo, bent jau toks mano asmeninis požiūris, mes turime vis dėlto orientuotis ir linkti link augalinės mitybos daugiau, nes jinai yra paliekama šone, mes per mažai valgom daržovių, per mažai valgom vaisių, per mažai grūdinių kultūrų, galbūt kažkokių apskritai. Ir tas toksai miltinių ir mėsiško kažko tai savęs užkimšimas, papildymas dominuojantis yra, pieno produktai tie patys, o vat ta tokia augalinė kultūra truputėlį, jinai tokia yra, aš sakyčiau, kad tai turi būti, galima maitinti, sakykime, visą valgiškai, labai sveikai ir teisingai, bet siekiamybė eiti link tos augalinės kultūros. Alanai, nenoriu būti kategoriškas, bet ne visai sutiks, aš esu vegetaras, vėl tu turi teisę apie tai šnekėti, reiškia. Ir žiūrėkit, maistas turi būti turtingas nutrientais. O kaip jisai skaičiuojamas, reiškia, kiek 100 kalorijų yra nutrientų. Ir jeigu mes paimsime augalinį maistą, tai yra angliavandenį. Gal dabar labai ir auditorija mūsų, reiškia, nusteps arba visiškai su manim nesutiks. Bet pupelės žirniai, vinžirniai, soja. Jie sunkiai pasisavina, bet aš noriu vieną frazę pasakyti. Neieškokit vitaminų ir mikroelementų augalinė maiste. Ten yra labai maži kiekiai. Kad jūs suprastumėt, ką aš sakau. Bet taigi vaisiai, daržovės, vitaminai, jomajo. Alana, jeigu pas jūs yra vitamino C deficitas, jums sudėlios, reiškia, dietologas maisto, kur ten yra. Jūs turit suvalgyti, reiškia, 2 kg, 500 mg, tarkim, patenkintą vitamino C. Reiškia, jums reikia suvalgyti kilogramą ar 2 citriną. Ar jūs tą padarysit? O dažnai sako, čia yra baltymų. Taip, aš neneigiu. Yra ten baltymų. Bet jums reikia baltymų 1 gramas sportuojančiam kaip jūs, netgi iki 1,5 gramo, 1,2 gramo kilogramui svorio. Kiek reikia čijų suvalgyti? Matot, neoptiškai, psichologiškai žmogus, čijų yra daug baltymų. Taip, aš neneigiu. Bet kiek čijos kilogramų reikia suvalgyti, reiškia, jeigu jūs patenkinama tą, ką reikia. Suprantat? Reiškia, tai dar kartą kartoju. Kiek 100 kalorijų yra nutrientų? Kas yra nutrientai? Baltymai, riebalai, angliavandeniai, vitaminai, tirpus riebaluose, tirpus vandenyje ir mikroelementų. Ir žmogų galima, mes kalbame apie svorio metimų, tik tai 1000 kalorijų sudėt, tą, ką aš paminėjau, reiškia, nutrientų požiūrį, reiškia, tik 1000 kalorijų galima sudėt visą paros jūsų poreikį. Jums savaime, jūs gerai jaučiatės, organizmas neapkrautas, bet jūs viską patenkinat. O čia jau toks menas gaunasi, eina savo, čia jau reikia. Tam yra FitMe. Prašau, įrašykite FitMe, reiškia, darykite tyrimus, būsit prakonsultuotas aukščiausiam lygmenyje. Tiesa, kiekvienam žmogui reikia tą, kas investavo į tyrimus, dar nei vienas nesigailėjo. Neturėjau, nei vienas. Kiekvieno svajonė yra. Nei vieno paciento. 1500 kalorijų sudėti visą dieną. Nuoširdžiai sakau, kas pasidarė tyrimus, biocheminius bazinius tyrimus, ką aš sakau, dar ne vienas nesigailėjo. O pokyčiai yra, kuo jaunesnis žmogus, be abejo, tuo yra didesnė. Jau kada procesas pažengęs labai toli, reiškia, aišku, ilgiau laiko reikia. Bet vis tiek visi pokyčius turi. Tik aš pastebiu, reiškia, kad žmonės nemoka identifikuoti, kas su jais keičiasi. Ir tada visuomet sakau, prieš mūsų susitikimą ir po to, kokias aš rekomendacijas jums duosiu, aš rekomendacijas duodu, ką gerti, koks gyvenimo būdas, ką valgyti, tarsi žmogų mokai būti dietologu. Kad jam nebeklaus, nei dietologam, nei manęs, pas patį ateina suvokimas. Kiek valgyti, ką valgyti ir kaip valgyti. Ir kada jis tą viską sudėlioja, reiškia, sveikata gerėja. Jūs apie biocheminį kraujo tyrimą pasakėte, aš tikrai tikiu, kad asmeninė konsultacija įvertinant žmogaus ten gyvenimo būdą, jo mitybos įpročius, jo įvairias kitas aplinkybės būtų tikslesnis pasakytas, bet gerai, mes žinome, kad žmogus privalo dėl savo sveikatos, šiek tiek investuodamas, galų galint tai yra net ir kompensuojama. Vieną kartą per metus žmogus virš 40 metų, jeigu neklystų, gali darytis nemokamai leukogramą ir ten papildomai susimokėti už kažkokius tai papildomus kraujo tyrimus, kaip ir vitamino D. Kokie būtų jūsų patarimai žmogui, kuris eina darytis biocheminį kraujo tyrimą, ką privalomai pasidaryti dar papildomai iš papildomą mokestį? Aš minėjau, Alanai, kad yra sudarytos mano 6 programos, tai tiesiog per FitMe, aš manau, tas bus viskas pateikta, reiškia, tai tiesiog žmogus paprasčiausiai eis, jam reikalinga mano rekomendacija, kokią programą pasidaryti.
O imliausia, labiausiai man informacijos duoda vadinama trečia programa. Jeigu pas žmogų, reiškia, kažkokie piniginiai yra sunkumai, be abejo, tai galima šiek tiek supaprastinti, bet jeigu jūs norit labai išsamei apie save viską žinot, reiškia, tai yra trečia programa. Jeigu labai didelį cholesterolį, yra ketvirta programa. Jeigu ten endokrininių, reiškia, liaukų sutrikimas kažkoks, reiškia, endokrininė sistema, ten yra šešta programa. Tiesiog žiūrint ir tai, be abejo, ir žiūrint į žmogaus, piniginius resursus. Bet čia aš nesu, reiškia, kažkoks tai finansų konsultantas. Tiesiog žmogui pasakau, ką reikia daryti, o apsisprendimas jo. Mūsų tinklaladėje vandens pertraukėlė ir mes renkamės Akvilės vandenį šiai pertraukėliai. Vanduo, kurį atidarius, jūs galite būti tikri, jog jūs esate pirmas, kuris prisiliečiate prie šio nekalto vandens. Ultra Clean technologija, išgaunamas vanduo, neturi jokio sąlyčio absoliučiai su nieku, apart jūsų lūpų ir gomurio. Atsigaivinam ir tęsėm mūsų pokalbį. O iš vis galima užbėgti už akių ligoms, kažkokiem tai sutrikimam, nes yra tokių žmonių, dabar prisiminiau, porą tokių pažįstų, kurie stresuoja jau į ateitį, kad dabar viskas gerai, bet man tuoj bus blogai, tuoj bus kažkas tai. Ir aš su šiuo klausimu pereisiu prie kitos labai įdomios temos, kurią mes pavystysim, bet tas toksai į ateitį planavimas savo lygų, kažkoksai tai įkalbėjimas. Na, tai yra labai negerai, reiškia, šiek tiek turbūt mąstymas sutrikęs. Vėlgi tai gali būti, reiškia, dėl nutrientų stokos. Tiesiog žmogus yra toks, jis nesuvokia, kodėl tai yra. Tiesiog pasidarykite tyrimus. O tada ką reikia? Visą tai, ką jūs pasakėte, ir pasidaryti, ir endokrininę sistemą, ir medžiagų apykaitą. Viskas į tas mano programas įeina. Ir aš labai žmonės dažnai nustemba. Aš neatsinešiau pavyzdžio, tarkim, kaip atrodo tyrimai, reiškia, aš viską apibraukau rutuliukais, kai kur padedu daug šauktukų. Kuo daugiau šauktukų, to blogiau. Ir žmogus liktai gerai jaučiasi, ir sakau, žiūrėkit, reiškia, kiek pas jūs yra problemų ir su tyrimais galima numatyti į priekį, užbėgti į priekį, kas laukia, tarkim, jūsų skydliaukių. Arba, tarkim, kas laukia su inkstais. O inkstai iš vis yra labai įdomi tema, reiškia, kad inkstai yra organas kaubojus. Ką reiškia kaubojus? Jie niekuomet nesiskundžia. Ir visiškai nesenai turėjau pacientą, reiškia, 50% inkstų jau neveikia, jokios simptomatikos. Oho. Jokios simptomatikos. O per spaudimą? Kraujo? Ne? Taip, tas didėja gali, bet ir nebūtinai, reiškia, taip, bet jūs labai geras jūsų pastebėjimas, reiškia, kad kraujo spaudimas labai dažnai būna inkstinės kilmės, bet aš kalbu apie pačią funkciją. Tai yra nebili funkcija, va čia yra ir sergamumas, reiškia, metai iš metų didėja, apie 10%, reiškia, prisideda į inkstininkų, tai yra, reiškia, ir žmogus nebegali gyventi, reiškia, be hemodializės, tai yra baisus dalykas. Dirbtinis inkstas. Savaitę vieną ar du reikia važiuoti į procedūrą ir atlikinėti, reiškia, tą tikrai baisę ir labai nemalonę procedūrą, o žmogus nieko nejaučia. Ir tai tęsiasi metų metais. Tai vėlgi padarius tyrimų, už tam galima užbėgti už akių. Galima, ne? Taip, be. Tai ką aš ir norėjau parezimuoti ir pasakyti, reiškia, yra du dalykai. Pirmas dalykas, teisingų ir detalių tyrimų pagalba mes galime išsiaiškinti, kas yra mūsų kūne, galima išsiaiškinti uždegiminius procesus, apykaitos procesus, mikro, makro elementų trūkumą ir panašiai, endokrininės sistemos veiklas ir panašiai. Ir galima užbėgti įvykiam už akių, irgi atsižvelgiant į teisingus ir korektiškus tyrimus. Teisingai, tai yra, man tai skamba kaip formulė sveikatos, čia yra labai geras dalykas. Alanai, resursai žmogaus yra begaliniai, begaliniai dideli. Ir mes galim nejausti, reiškia, 10 metų, 20 metų, staiga ras ir atsirado lyga. Nors galime buvo prieš 10 metų, reiškia, viskam užbėgti už akių ir nemanifestuotų viena ar kita lyga. Bet vėlgi, o ką man kažką daryti, jeigu viskas gerai? Kaip ir gyvenime, kaip ir visose kitose atvejuose, santykiuose, ten versle, ten, nežinau, edukacinėje veikloje. Žiūrėkit, Alanai, mano kasdieninis pacientas tai yra moteris, vyrai sveikata užsiima retai ir nereguliariai. Man viskas gerai. Arba atveda, reiškia, žmona, o standartinis mano pacientas yra moteris virš 40 metų. Žmonės iki 40 metų ir matomai taip gamtos sudėliota, jis negalvoja apie fizinį kūną. Aš gyvensiu 100 metų. O po 40 metų, be abejo, priklausomai nuo jūsų gyvenimo būdų, prasideda, reiškia, lūžinėjimai vienokie ar kitokie. Bet kuo anksčiau tą padaryti, reiškia, tuo anksčiau galime užbėgti už akių. Nes kas mane jaudina kaip mediką, reiškia. Žiūrėkit,
visuomet domėjausi, o jūs sakot, kaip tu atėjai į tą kitą mediciną, kitaip pradėjai pratauti. Mane visuomet, reiškia, domino lygų priežastys. Ir kada aš, reiškia, diskutuoju su savo kolegom, reiškia, aš pasakau vėlgi tą pačią frazę, nuimk lygos priežastį, lyga pasitrauks. Žiūrėkit, kiek yra chroninių lygų, pagerėjimas, pablogėjimas, pagerėjimas, pablogėjimas. Tai mano profesionalus klausimas, tai ką mes priežasčių nežinom. O tai visos lygos ne nuo streso yra, tas legendinis pasakymas. Legendinis visos lygos nuo nervo turbūt. Taip, tame racijos yra labai daug, bet tai yra vienas iš banginių, ką aš įvardinau. Žiūrėkit, priežastis. Ir aš atradau, reiškia, savo, dar visai jaunas būdamas medikas, reiškia, kada atvažiuoja į Lietuvą tokie iškilų žmonės, popiežius, Dalai Lama buvo, klausiau, kaip tik Vilnių važiavau specialiai, jo paskaitą, reiškia, ir jo, tarp eilučių jo paskaitoje aš išgirdau, šiuolaikiškoje medicinoje labai trūksta atjautos. Kas gali paneigti, yra santykis tarp gydytojo ir paciento. Nėra kalbėjimo. Vyresnio amžiaus žmogui reikia paprasto pokalbio, jam ne kompiuterinės tomografijos reikia. Su juo reikia pašnekėti. Ir joks dirbtinis intelektas santykio niekuomet nepakeis. Antras dalykas, ką aš įvardinu, antrą priežastį. Tai vat supratot, mūsų medicinui trūksta atjautos ir aš visiškai, reiškia, sutikau su jo šventenybė Dalai Lama. Antras dalykas, reiškia, tai yra, mūsų medicina yra per daug ateistinė. Jinai žiūri į mus kaip į fizinį kūną. O visgi žiūrėkit, mes prieš laidą, šiek tiek šnekėjome apie akupunktūrą. Tai yra energetiniai kanalai. Aš atsimenu, reiškia, patanatomijos kursas buvo, mums reikėjo skrosti. Pilos atidarytas ir profesorius, reiškia, sako, pažiūrėkit, rytiečiai teigia, kad, reiškia, yra kažkokie energetiniai kanalai. Pažiūrėkit, studentai, yra čia energetiniai kanalai. Pažiūrime, pilvo atvirą praskrostą, reiškia, nėra energetinių kanalų. Tai reiškia, jeigu aš nematau, tai ir nėra, bet juk yra mentalinis kūnas, yra emocinis kūnas. Japonai tą įrodė, ir aurą yra nufotografavę, mokslų tai yra įrodyta. Ir trečias dalykas, reiškia, tai trūksta dvasingumo medicinai. At mūsų Hipokrato priesako yra užkoduotas, reiškia, dvasingumas. Dvasingumas tai yra tarnystė, rūpinimasis. Va šitą aš labai pasigendau. Šiaip Hipokrato priesakai buvo atnaujinta, jeigu aš neklysiu, ten jinai ta pirminė versija, jinai tokia fainesnė. Taip, vis tiek ten yra užkoduotas dvasingumas, bet iš kitos pusės žmonės gyvensiu kaip norėsiu, daktaras davė Hipokrato priesaką, jis privalo mane išgydyti. Taip neveikia. Sveikatą lanai reikia užsidirbti. O šiuolaikiniai, kažkaip nukrypo mintis, socialiniai tinklai, bendruomenės, tas toksai palaikymas viens kito, net ir tais tokiais nesveikais, negerais atvejais, turiu omeny, gyvenk tu kaip gyveni, nebesu galvos, gyvenimas tik tai vienas ir tikrai tokių yra daug žmonių ir jie kai susivienė, kai yra dabar internetas, kai yra socialinė medija, visa yra lengvai pasiekiama, jie turi viens kito palaikymą ir jie nebekreipia dėmesio ir dar daugiau žmonių kviečiasi į tokį būrį. Dėl to ir didėja ta atskirtis, čia nežinau, jūs man gal pritarsit ar ne, bet kiek teko domėtis, kad atrodo, kad ant kiekvieno kampo yra sporto klubelis, sveikatos visokios įstaigėlės, specialistų vis daugiau ir daugiau, bet atskirtis tarp sveikų ir nesveikų žmonių dar labiau didėja. Nutukimo lygis, viršsvoris dar labiau auga ir jisai nesustoja augti ir sveikesnių žmonių būrelis irgi ten atsiskyręs ir tarp vidutinės tokios grandies kaip ir nebeturim mes. Manau, kad tai yra problema, tai yra siauras mąstymas, reiškia, mūsų visuomenė labai sumaterialėjus, reiškia, aš turiu vieną gyvenimą ir daryk, ką nori, reiškia, nebėra vertybių, nebėra vertybinių pamatų. Tai be abejo, kita vertus tai veda vėlgi į ligas. Ir niekur kitur. Iki 40 metų, kaip sakiau, taip, žmogus nejaučia, jis nejaučia, kai jis turi fizinį kūną. O po to jis pradeda jausti, reiškia, didysis, reiškia, turi tikslas, visuomet sakau, ar jūs keliat savo klausimą, kas yra gyvenimas, ko iš čia atėjot? Ką jūs turite šitam gyvenime duoti, ką jūs turit gauti. Kaip jums malonai atrodo. Ką aš turiu duoti, ką aš turiu gauti. Aš turiu gauti labai daug išminties, žinių, o atiduoti turiu daug meilės. O mes dažnai, reiškia, elgiamės atvirkščiai. Mes visi norim meilės ir visus norim pamokyti. Ir aš dabar čia kažką tai mokau, reiškia. Atvirkščiai turi būti. O apskritai, koks tas yra žmogus, jūsgi turit ir klientus, ir važinėjat skaityti paskaitas, ir po įmonės, kaip priima jūs, koks yra tas mentalas ir ta kultūra,
kalbant apie tos netradicinės medicinos, netradicinių tokių pažiūrų žmogų, kaip jūs priema? Ar auga tas suvokimas, ar keičiasi? Manau, auga ir ką noriu pasidžiaugti, reiškia, jauni žmonės, reiškia, jau pradeda tom domėtis. Va. Nes kada aš skaitau paskaitas, tam, tarkim, daug paskaitų anksčiau skaitydavau 3 tūkstantmečio, reiškia, universiteto žmonėm, jie pagyvenę žmonės, reiškia, tai, kaip sakyt, vis tiek, gal aš dabar čia taip nelabai gerai, korektiškai įsireikščiau, bet pridėtinė vertė, yra žymiai mažesnė, negu dirbat su jaunimu. Jaunimas yra ateitis. Ir kas mane labai džiugina, reiškia, irgi pacientų daugėja, reiškia, paauglių, 17-18 metų, kurie yra sportuojantis, nori rezultatų, jiem nesiseka. Tai ką aš pastebėjau, jie labai įdėmiai klausosi, reiškia. Ir kas svarbiausia, yra po to ryšys. Jie tą daro. O tai mane kaip mediką, tai tikrai tas labai džiugina. Nes yra žmonių, ypač vyrai, sakau, su išankstiniu nusistatymu. Persitosiu, reiškia, mūsų žolininkas Kirkevičių, bukas protas. O vyrai, esu vyras, tai turiu teisę taip pasakyti, reiškia, vyrai gyvena kalėjime be sienų ir, reiškia, be ribų. Tai yra ego. Tai yra milžiniškas ego. Aš viską žinau, čia viskas nesąmonė. Čia ne man. Arba su manim tas neatsitiks. Ir dažniausiai, reiškia, vyrus atveda jų žmona. Jo, aš irgi esu šitą girdėjęs, kad moteris yra 95% to tokio sąmoningumo variklio, kūrimo, bendruomenių visokių. Jos laiko 4 kampus. Jo. Vyras tame tarpe irgi vaikas. Ir kitas faktas, jeigu čia mes prabilom apie vyrus, gal kažkada tokią temą pavystysime, tai kad geriausiai yra atsiskleidžia, kuomet jisai turi antrą pusę, nes tuomet kažkaip sužaidžia truputėlį kiti gamtos dėsniai ir norisi kažkaip save realizuoti 100%, tada ir ištraukti visą tai iš savo gelmių. Alano, nėra blogesnio dalyko kaip išankstinis nusistatymas. Ir pasyvumas, reiškia, nieko nedarimas. Geriau tu daryk klaidas, bet tu kažką tai daryk. Ir ką aš pasikartosiu mūsų pokalbio pradžioje, jeigu jūsų svajonės yra stipresnės už jūsų baimės, jūsų svajonės išsipildys. O apie tą nusistatymą, apie minčių galę, aš esu ir knygų skaitęs daug. Ir dabar, beje, jūs esate placebas, gal teko skaityti knygą? Taip. Ten yra eilė, ten visa knyga yra vien mokslinių tyrimų, pavyzdžių apie tai, kaip mes galime įsikalbėti, kaip keičiasi žmogaus biochemija ląstelinių lygmenių, kamieninių ląstelių lygmenių, genų lygmenių, epigenetikos lygmenių, kaip keičiasi mūsų kūnas į pozityvę arba negatyvę pusę vien tik tai dėl to, kai mes kalbam, tas placebas mums atrodo toksai, žinai, šiaip toksai. Bet tikit to dalyko? Tai yra milžiniškas dalykas, bet tikėjimo nėra stebuklo, Alana. Neįvardinsiu nei pavardžių, ten kažkur labai senai skaičiau, reiškia, ten šiek tiek buvau susidomėjęs onkologija, reiškia, onkologinis ligonis, ir jam buvo pasakyta, kad ant tavęs bus išbandyti patys naujausi, reiškia, efektyviausi vaistai. Jis pradėjo staiga gerėti. Ir praktiškai metastazės ten nyko, reiškia, ir rezultatai. Tai čia būtent toj knygų ir paminėta, pačioj pradžioj knygos ir tas... Aš nebeatsimenu, tos literatūros daug skaitau, reiškia, jam pagerėjo, bet po to jam atskleidė, kad čia buvo feikas. Ir jis atgal nuėjo. Vėl jis, reiškia, atkrito su savo onkologinė liga. Tai įsivaizduojat, ką aš ir sakau, bet tikėjimo nėra stebuklų. Jo, ten iki tokio lygio labai įdomu. Ir aš tyrimą vieną papasakosiu, iš tos knygos prisiminiau. Buvo į vienuolyną uždaryti vyrai, pagyvenę, amžiuje. Ir jiems, vieniems vyrams tiesiog reikėjo elgtis, kaip jie ir elgėsi. O kitai kontroliniai grupiai reikėjo imituoti, jog jie yra jauni. Jiems tiesiog reikėjo vaizduoti, jog jie yra jauni vyrai. Ir jie tai darė kurį laiką, nepamenu. Ir ką tu savo galvoji? Pasirodo, kad tie, kurie vaizdavo save jaunus, įėjo į tą rolę, į tą pokalbių tematikas, į tą savijautą, į tos prisiminimus, į tą tokią aktorinį lygį, jų kūnas realiai atjaunėjo įvairiais aspektais. Ten darant tyrimus įvairiausius. Tai va, ten kiek yra tas galingas dalykas. O iš tikrųjų čia dar net, gal ir ne vienas pirmųjų, tas pats Wim Hofas, legendinis ledo žmogus garsusis, kuris yra sukūręs Wim Hofo metodą, kuris yra vienas ir mano įkvėpėjų, taipogi, nes aš labai stipriai grūdinimosi technikomis užsiemu. Jis irgi
savo knygoje atvirai pasakoja, kaip pasaulinė mokslo grietinėlė nenori įsileisti šių dalykų, nes turėtų būti pakeisti visi medicininiai vadovėliai tada iš principo, bet jisai tiesiog savo jėgomis, savo finansais važinėdavo po visą pasaulį, susitikinėdavo su universitetų, laboratorijų mokslininkais, darydavosi tyrimus ant savęs ir jau tada yra įrodęs, jau prieš kiek metų, jog ta minčių galia jinai turi begalinį įrankį ir mes galime netgi mintimis paveikti savo autonominę nervų sistemą. Ta sistema, kuri kontroliuoja ten mūsų virškinimą, širdies plakimą, kvėpavimą ir taip toliau. Tikra tiesa, Alana, taip yra. Jo, nežmoniškai stiprus dalykai yra mūsų kūne. O ta pati grįžtam prie tos pačios netradicinės arba natūralios medicinos, jinai turi kažkokias tai neigiamas pasiekmes, ar jinai gali būti pavojinga. Galų gale turėkime omeny, jog yra nemažai, kaip čia pasakęs, iš tikrųjų tų tokių šamanų, šarlatanų, taip sakant, kurie galbūt nieko neišmanydami tai daro ir sako, vat aš dabar tave išgydysiu ir panašiai. Galbūt dėl to ir susikūrė tas toks negatyvus fonas aplink tai. Nu, gal čia tiesiog, reiškia, ištraukiami tie momentai, be abejo, tai turi būti specialistas, tai yra išmanyti mediciną, tai yra menas. Tam reikia reikia turėti daug žinių. Tiesiog eidami pas tokį žmogų, jūs turite iš anksto išsiaiškinti, kas jisai toks, kuom jis kvėpuoja, ką jisai daro, kokie rezultatai, kažkokie tai atgarsiai, nu kaip ir visur, nu tai be abejo. Visuomet pasitaiko tų vadinamų žmonių, kurie nori paprasčiausiai. Bet kaip jie taip pat atsiranda? Jie geri psichologai, jie taip, yra, ar jie kaip jie, marketingą gerai išmano, ar jie eina per emociją žmogus kažkokią, ar segmentą konkretų turi? Taip, milžiniška įtaka. Alana, ar teko ką nors dalyvauti su žmonėm, reiškia, pakalbėti su žmonėm, kurie sėdi kalėjimus? Ne. Tai yra didelį psichologą, reiškia. Į tai, žiūrėkit, kiek pinigų, reiškia, pasisavino žmonių, reiškia, sukurdami visokias, reiškia, legendas ir istorijas. Žmonės patikė, įtikė. Todėl, kad nepaprastai įtaigiai išneka. Kokie jie būtų geri, įmonių darbuotojai, pardavėjai, projektų vadovai. Taip, kitko, tai yra stiprus žmonės. Ja. Tai yra stiprus psichologiškai žmonės. Ja, tradicinė... Tai ne į tą kryptim nuėjo. Taip, truputėlį klyskelių vasiliavę gyvenime. O netradicinėje medicinoje, kas šių laikų aktualijos kokios yra galbūt naujos technologijos diegiamos, gal kažkokios investicijos yra daromos didžiulės, kaip tas rytis vystosi? Alana, aš be abejo ne visažinis, tarkim, aš asmeniškai užsiėmiau visceralinę terapiją. Kas tai yra visceralinė terapija? Visceralinė terapija, aš visuomet sakau, kad nėra laimės be sveikatos. Sutiksit su manimi. Bet čia ne visceraliniai riebalai. Ne. Kur ant svarstyklių parodo, pabaigoje. Ne, Alanai, turbūt sutiksiu su mano pasakymu, nėra laimės be sveikatos. Vienareikšmiškai, aš kai skaitau savo paskaitas ir akcentuoju, jog sveikata yra laimingo gyvenimo pagrindas. Dedu kablelį ir sakau, nėra sveikatos be kraujotakos. Visceralinė terapija yra tam tikros manipulacijos, reiškia, kada atstatoma organo kraujotaka. Tai yra pritekėjimas, nutekėjimas. Labai primityviai paaiškinsiu. Yra organas. Skrandis daleiskim. Į ateina arterija, kuri maitina. Atneša visus mikroelementus, deguonį, reiškia, vitaminus, baltymus, riebalus, angliavandenius. Išeina veninis kraujas. Pritekėjimas, nutekėjimas. Sutinka? Jį nervuoja nervas. Ir yra limfa, kurie apvalo organą. Vėlgi labai primityviai aiškinu. Limfa tai yra mūsų kanalizacija. Dabar, reiškia, ką jūs sakot, reiškia, kad daug ligų yra nuo nervų. Taip, tik gal aš perfrazisiu tą pasakymą nuo jūsų požiūrio į gyvenimą. Tai dabar žiūrėkit, pasiskrandis suspazmavo. Reiškia, tos visos 4 struktūros užsispaudė. Kraujo pritekėjo mažiau, sutinkat? Reiškia, organas nedagavo daug medžiagų. Veninis kraujas nebenuteka. Pritekėjimas, nutekėjimas. Gaunasi balos fenomenas. Kas su vandeniu, Alanai, darosi kūdroj? Jis rūksta pūna. Upelį niekat. Užkimšta limfa. Ką jūs darot, kai užsikimša virtuvėje kanalizacija? Ką jūs už mane? To jau pat kviečia arba jūs, arba santechnika. Ir plus nervas užspaustas, kaip gali organas funkcionuoti. Tai visceralinė terapija, reiškia, ir tam tikros manipulacijos technikos, kad, reiškia, eina tie atpalaidavimai. Nes, atstatai, reiškia, nuimi skausmą arba tą, ką mes šnekėjom, reiškia, tulžies nutekėjimas. O nepaprastai svarbus taškas, ypatingai svarbus taškas yra, reiškia, tulžies nutekėjimas.
Vat, nevadinsiu medicininių terminų, kadangi čia žmonės patys įvairiausi turbūt mūsų klausys, reiškia, ta vieta, kur tulžys nuteka į 12 pirštį žarną, ten yra vožtuvas. Ir daleiskim jisai spazmuoti. Taip. Vat labai dažnai daugybė žmonių randu čia spazmą. Vat liaudis sako, tulžingas žmogus, ką tai reiškia? Piktas žmogus, ne? Todėl, kad yra tulžies spazmas. Liaudį daug užkoduota išminčiai. O čia ne dėl to, kad tulžyje užsistovi. Jinai dėl to užsistovi, kai jinai nenuteka. Pačios tulžies funkcija, tulžies puslės, tai yra tik rezervuaras. Bet tulžys nuteka tik tai tada, kada tu su maistu tulžys valosi. Ar aš tai su riebiu ir nelygu, ką aš valgo, jeigu aš valgo angliavandenius. Taip, tai nebus tada. Jos nereikia. Turi būti riebalo. Turi būti riebalo. Žmonės bijo riebalo. Mums yra įkalta, valgylsi riebalus, reiškia, padidės cholesterolis, gausi infarktą, insultą. Daugybė tokių žmonių. Tai pala, tai tulžies akmenys čia iš čia. Be abejo, jūs žiūrėkit, reiškia, padaro, reiškia, pasis blogas nutekėjimas, ne? Padaro echoskopiją, sako, man rado tulžies šitą smėlį. Ten joks nesmėlį. Ten yra koncentruota tulžys. Taip. Aš toliau tokį gyvenimą būdą vedu, reiškia. Jinai koncentruojasi, ir taip iškrenta akmenį. O mūsų chirurgo mąstymas, reiškia, chirurgų mąstymas, nėra organų, nėra problemų. Pamato planinę tvarką. Jo, tulžį pjauna labai lengvai ten, 1, 2 ir viskas. Taigi kūrėjo sukurta. Jinai labai reikalingas organas. Kiek aš turiu pacientų su tulžies pašalinimu, aš klausiau, planinė tvarka. Taip, sako, vat, prigazina gydytojas, reiškia, kad jums gali, reiškia, ten prasidėti uždegimas, peritonitas, jūs net mirt gali. Taip. Bet jeigu, reiškia, čia, nežinau, studijos pastatas didelis, ne? Teoriškai, vat, mes dabar eisim su jumis, Alanai, teoriškai gali ant galvos nukrist akmuo. Gali. Nu, kaip ir. Bet tai nereiškia, kad mes su šalmais turim čia vaikščioti. Lygiai tas pačia. Taip, gali. Bet yra masė metodikų, reiškia, kad pakeitus gyvenimo būdą, daugiau judesio, pradėjus gert vandenį, reiškia, nes jeigu jūs negeriat vandens, pas jūs visi jūsų organizmo skysčiai yra tiršti. Tai be abejo, jinai užsistovi. Ir jeigu yra spazmas, o tas spazmas daugiausia, reiškia, būna, perfrazuojant, reiškia, visos lygus nuo nervų, jeigu jis pastovės, reiškia, stresuotas, jis užspazmavę. Man dabar tokia loginė grandinė iš karto peršasi, tai gaunasi, jog tas toksai ilgas protarpinis badavimas arba pusryčių nevalgymas, per visą naktį nevalgai, pusryčių nevalgai, ten valgai per pietus, tu kai išbūni tokį laiko tarpą be maisto, tai irgi tulžiai turi tada... Bet tai nėra, vėlgi, žmogus nelygu žmogų, dėl to aš ir sakau, kam reikalingi tyrimai. Tam, kad aš matyčiau jūsų kepenų būklę. Taip, ne visiems. Protarpinis badavimas tai yra tikrai nuostabus dalykas, reiškia, todėl, kad, reiškia, ten vyksta apsivalymas. Japonų mokslininkas, ten nebeatsimenu pavardės, reiškia, įrodė, kad, reiškia, tos visos atlikos yra tarsi organizmo sunaudojamos ir tokiu būdu, reiškia, ląstelės atsinaujina. Bet jeigu pas jūs yra tulžies sąstovis, jūs pastoviam stresius, va toks esat, reiškia, pas jūs nenuteka tulžys, jūs neįmetėt maisto, jinai užsistoja. Nes jeigu jis protarpinis badavimas, jis ilgą laiką nevalgo. Tai aš apie ką kalbu? Taip, tai va šitą reikia išsiaiškinti. Suprantat, kas vienam tinka, kitam gali būti diametraliai priešingai ir tada ta metodika, tarkim, viena ar kita, jinai yra kritikuojama, suniveliuojama. O vandenį užsiminėt, nenoriu, kad šita pabėgtų mintis. O tai reikia gert vandenį? Vienareikšmiai reikia gerti. Ar gert vandenį tada, kada nori ir kada natūraliai kūnas prašo? Nu, pavyzdžiui, vaikai, juk jie nežino, kada reikia gert vandenį, bet jie kada nori, jie ateina, gluk, pravaro ir toliau tenai lakstyti. Alanai, jūs labai gerai pasakėt, prisiminkim mokyklą. Nu ką aš prisimenu, mūsų eilė įsirikiuodavo prie krano gerti. Gal vaikai intuityviai žino. O mes visokios pepsio skolos tam, ką bet tik gerai, nori bet tarkime, dabar vandenį mes geriam tarytum, aš prisipažinsiu, šitą stiklinę išgėriau dėl to, kad reikia gert vandenį, kažkur man ten sėdi, bet ne dėl to, kad aš noriu. Žiūrėkit, reiškia, yra toks parametras, vėlgi iš kraujo tyrimo aš matau. Hematokritas. Hematokritas tai yra santykis kraujo kietosios dalies su kraujo plazma. O dar kada aiškiau pasakyti, reiškia, skaitiklį kraujo kietojo dalis yra ir trocitai, trombocitai, leukocitai, kraujo plazma praktiškai vanduo. Jeigu vandens mažai, skaičius bus didelis. Sutinkat, iš mažesnio skaičiaus dalins. Ar aiškiai paaiškinam? Reiškia, hematokritas jūsų aukštas. Reiškia, pas jūs yra tirštas kraujas. Visuomet savo paciento paklausiu. Atsakau, jums, daleiskim, 50 metų. O jūsų širdis dirba non-stop 24/7. Jinai negali sustoti. Taip, ką jūsų širdžiai lengviau varinėti? Vandenį ir kiselį. Visi atsako vandenį, sakau, pas jūs kiselį. Bet jeigu per daug prigersiu vandens, tai per daug to vandens varinėti irgi negerai širdžiai. Kaip ir viskas gyvenime aukso vidurys.
Vėlgi jūsų turi būti sveiki inkstai, prie to reikia prieiti, tai yra metodika, reiškia. Aš negaliu užpliumpyti iš karto. Vat negėriau ir staiga daktaras pasakė, gerk 2 litrus, jeigu aš iš 300 gramų gėriu. Bet ką aš matau, reiškia, iš tyrimų matau. Visi žino, kad vandenį gert sveik. Bet patikėkit, nieks jo negeria. Hematokrita aukščiausi, kraujas tirštas. Ir žiūrėkit, kiek mirčių, reiškia, vat ir Delfi dažnai rašo, ne? Ėjo vyras, apie jauni žmonės, vyrai, ir nukrit. Tai yra trombai susidaro. Taip. Kada jie susidaro? Infarktai, insultai, kada ištinka žmogų? Paryčiais. Paryčiais dažniausiai. Naktį mes miegam. Ne? Jeigu buvo vakarėlis geras, alkoholio pavartoji, tu dar nuvandenėjai. O šlapimas tai gaminas. O iš ko šlapimas gaminas? Iš kraujo plazmos. Reiškia, mano kraujas dar patirštėja. Jeigu mes dabar paklaustumėm, reiškia, greitųjų, kada jūsų nemėgiamiausios valandos kardiologinių brigadų, infarktų, insultų, visi mes pasakys paryčiais. Jo, neišsikviesi. Taip, todėl, kad, reiškia, dar kraujas patirštėjęs, aš ir taip negėriau, dar buvo vakarėlis. Ir jeigu pas jūs hematokritas virš 50, susidaro trombai. Galvoje insultas, širdį infarktas. O jeigu eina žmogus, plumpt ir nugriuvo, reiškia, nebegyvas. Jeigu plaučių trombembolijos, tiesiog taip ir krenta. Vaikai, kodėl žmogus negali nugyventi iki 120 metų? Todėl jis kiekvieną dieną daro, reiškia, ką aš sakiau. Pirmas klausimas, reiškia, sakyk sąžiningai savo, ką darai, kodėl tu sergi. Taigi vėlgi, grįžčiau atgal, valgo bet kaip, bet ką, bet kada. Vieni angliavandeniai vyrau, totaliai. Angliavandenių panaudojimas per paskutinius 50 metų turbūt padidėjo 10 kartų. Deficitai baltymo, deficitai riebalų ir visų kitų medžiagų, nutrientų yra pilni deficitai. Ir tai tęsiasi metų metais. Kiek tas kūnelis gali tą kentėti? Bet galėtume, ne? Vienareikšmiai, vėlgi grįžtų prie tyrimų. O ką jūs, pavyzdžiui, darot, kad sveikai sentumėt, kasdien? Paskut biški savo rutinos. Jūs aktyvus žmogus esat? Pajūry gyvenat, gal kokią ten vėjo stichiją pažabojęs esat? Vėlgi, Alanai, reiškia, ką aš sakau, aš pats tą darau. Jeigu aš dabar sėdėčiau čia ir svečiau 130 kg ir jums aiškinčiau apie dietas, kaip svorį numest, ar jūs manim patikėtumėt? Čia kaip apie santykius aiškina, nevedė ir vaikų neturi. Jo, tai čia iš tos pačios operos, reiškia. Taigi mano rutina kokia? Keliuos anksti. 5? Vėlgi, aš pats, man nereikia jokio laikrodžio. Užsiprogramuoju, atsikeliu, paprastai 6, pusė 7, vasarą taip 6, žiemą gal šiek tiek vėliau. Miegot laiku einat? Taip, stengiuosi kuo anksčiau miegot, reiškia, kaip jūs sakėt, reiškia, kariškiai eina miegot. 9. Jo, gal ne 9, 10, vasarą kažkaip nesinori, žiemą taip ir 9 einu miegot. Okay. Reikia gyventi su gamta, su saulė. Taip. Su saulė, reiškia, su gamta. Jeigu jūs einat prieš gamtą, laiko klausimas, kai jūs mokėsit ir labai brangiai mokės. Ką aš darau, aišku, visi higieniniai dalykai, dušai, tada išgeriu vandens, tada padarau jogos pratimus, prasitempimus, tada einu medituoti. Aš dėja, tarp kitko, dar truputį mūsų žiūrovams pasakysiu, jog kodėl aš to paklausiu. Žiūrint į Viljamą, bendraujant su jo, energija jaučiasi visai kita. Iš išvaizdos vyras matosi pasitikimi, savivertės tokios aukštos yra. Ir tu, bendraudamas su žmogumi, visą laiką pajauti energetiškai jo jaunystės stiprybės vidinės ir panašiai tokius šaltinius. Dėl to ir klausiu. Po jogos, po meditacijos. Po jogos, po meditacijos, aišku, jeigu nėra pacientų, tai mano draugas yra stichijas, tai yra vėjas, jėgos aitvarai. Jėgos įtvarai? Kaitai? Taip, kaitai. Wow, geras. Tai yra, aš noriu iš tą meną įvaldyti, bet tai yra lyga, Alana, jūs susirgsit, žmona iš manęs juokiasi, tu labiau, reiškia, myli savo tos maišus, reiškia, negu mane. Kaip tu jūs sudėlioji, reiškia, taip sako, tu niekur ten neprisidedi. Aha. Taip, su tais kaitai iš čia yra. Jo, tai kur jūs gauna to tokio biški fizinio krūvio ir O žiemą kalnų slidės tai yra stichijas, o supraskit, kas yra kaitavimas, tai yra žemė, eteris, vanduo, reiškia, saulė. Taip, tai yra kosmosas. Tai šitas sportas yra nepamainomas, plus, reiškia, keičiasi visa tavo energetika. Tu esi čia ir dabar. Samurajų principas, gyvenimas čia ir dabar. Tai yra, reiškia, neamžinybės suvokimas. Labai dažnai žmonės sako, mane jau viskas užknyso. Tai aš visuomet pasakau vieną frazę. Jeigu jau viskas jūsų užknyso, prisiminkit, kad už 200 metų net jūsų anūkų neliks. Ir ta jūsų problema iš tokios padaro, susitraukia, reiškia. Viljamai, tai pačiai pabaigai. Žiemą kalnų slidės. Žiemą kalnų slidės, mes sužinojom. Tai, žodžiu, jaunystės eliksiras iš Vilhelmo pusės, nes atrodo irgi jaunai Vilhelmas labai, ne pagal savo amžių.
Pabaigai. Artėjo prie antikvarinio amžiaus. O kiek jums metų Vilhelmai, galite pasidalinti? Birželį to neužilgo bus 69. 69 metai? Eik, tu savo, aš galvoju, kokį 60 jums tikrai vasėdžiu ir dar ir tai atrodo daug jauniau. Nu, spėčiau, kad tiek... 69 kaituoju, dar triukus darau, kažką tai mokausi. Wow, nu čia geras. Stebino. Tai va dabar pabaigai tokiam dar įkvėpimui papildomam žiūrovam, žmonėms ir tuo pačiu mūsų medicinos atstovams. Kiek reikia žmogui ir kiek reikia gydytojui, pavadinkim taip, turėti to netradiciškumo, gal taip kabutėse pavadinkime. Vat kiek užtektų, sakykime, jeigu žmogus aklai eina viena gyvenimo linija ir nieko neįsileidžia, ir mes turime gydytoją, kuris eina viena sistemos linija ir nieko neįsileidžia, vat kiek užtektų, kad tas gyvenimas taptų spalvingesnis abiems pusėms? Platus požiūris, didelis sąmoningumas. Plačiai gyvenimą reikia žiūrėti. Gyvenimas tai yra dovana, kurią reikia mokėti priimti. Su džiaugsmu, su meilė. Vilhelmai, mes labai smagiai pabendravom, pakapstėme labai daug gilių dalykų. Tikiuosi, kad mūsų žiūrovai irgi šiek tiek atvėrė akis į netradicinės medicinos, į natūralius prieimo būdus, į jų galbūt ne tai, kad detalės labai stiprias, bet apskritai į tokį požiūrį, tą pačią filosofiją, prieimą prie viso to. Na ir aš irgi labai linkiu, kad mes kiekvienas kuo daugiau įsileistume į savo gyvenimą gamtos, intuicijos, tokio platesnio požiūrio ir žinoma, nežinau, palinkėsiu visiems rūpinti savo sveikata, ne tik tai nuo durų vienų iki poliklinikos durų, bet ir natūraliais kažkokiais būdais ir prieimais. Malonu. Ačiū labai, Vilhelmai. Iki malonaus. Iki malonaus. Visiems žiūrovom ačiū, kad klausėte, žiūrėjote ir tikrai tikiu, kad jeigu iki šios akimirkos jūs buvote dėmesyje, ištempę ausis ir akis klausėtės mūsų, to jums buvo įdomu, o jeigu jums buvo įdomu, paspauskite varpelį, paspauskite mygtuką užsiprenumeruoti, uždėkite laiką po mūsų video, pakomentuokite ką nors, kaip mes ir prašėme jūsų, nes tai padės augti mums, plėsti tą žiūrimumą, o aš garantuosiu jums įdomių temų ir dar daugiau komunikacijos jums, kuri padarys jūsų sielą, protą arba kūną turtingesnę.